Gerai, laba diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apšvito stalo tema skamba taip intriguočiai. Kam skambina prezidentė? Ir šio mūsų apšvito stalo svečiai yra nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas, filosofas Vytautas Rumbavičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Rygitas Kernagis ir šiek tiek vėluos, tai prisijungs Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis. Na, nepaslaptis, kad šitą aktualiją išprovokavo komisijos tyrimas, kurį atlieka gerbiamas Rygitas Kernagio komisija, vadovaujama komisija. Nes tas pavadinimas, kam skambina prezidentė, kažkaip lyg ir susijęs su Hemingvėjaus, kam skambina varpai, kada kalbama apie kažkokį laidojimą žmogų. Na, kaip rodo dabartinė istorija, kai paskambina prezidentė, irgi nieko gero nelaukia. Rolandai, dabar Naglis panaudojo tokį žodį – prezidentūra. Konstitucijoje tokio žodžio nėra. Vis tik yra prezidentė, kuri renkasi savo komandą ir kaip būtų, nors šiek tiek polemizuočiau su Nagliu, kad tas Markevičius vis tik tai yra lygiai tas pats, kaip prezidentės kariauna, tas pats, kas prezidentė. Tai kaip vis tik tai atsirado, kokie kriterijai atsirado, kad mes renkamės būtent tą prezidentę, kuri iš karto jau imasi įstatymiškai. Mano supratimu visą tai, ką mes čia šnekam, ką iki tol jūs šnekėjot, tai tas visas Brauno judėjimas, kuris tęsiasi 20 metų. Jis yra dėl to, kad mes iš esmės nelabai suprantam, kaip mes renkam valdžią. Tiek Seimą, tiek ir prezidentus. Ir aš norėčiau savo kalbą išdėstyti į 3 dalis. Ir pirmą, kartu su jumis pasvarstyti, kokie kriterijai, sakykime, turėtų būti taikytini prezidento rinkimui. Kaip rezultate gaunasi? Vat, į konkretų žmogų paskui nukreipsiu antroji savo daly. Ir trečioji daly aš norėčiau pasakyti, kodėl taip gaunasi. Ko tik tai laiko yra? Taip, bet aš labai trumpai. Nu, žiūrėkit, yra objektyvios sąlygos, reikalingos prezidento rinkimui. Nu, kaip tokia, kad 3 metus gyventi Lietuvoje, ten, sakykime, Lietuvos pilietis turi būti, ar ne? Čia objektyvus dalykai, bet yra ir subjektyvus dar svarbesni, juk mes rinkdami žmogų valstybės vadovų. Pats žodis sako, valstybės vadovas, vadinasi, jis kažkur mus turi vesti. Tai mes turim jį žinoti, tą žmogų, mes turim matyti, kaip jisai kovoja už savo pažiūras, jis siūlo kažkokią koncepciją, mes matom, kad jis supranta daugiau už mane, už vidutinį tą lietuvį, ar ne? Jis demonstruoja tą savo supratimą, jis tempia paskui save visuomenę, metai iš metų, ir mes įstebėdami, matydami, kad jis suvokia įvykius, ar ne? Mes tada jį kažkaip jau galim rinktis. Tik tokiu atveju jis turi turėti pažiūras kažkokias, mums suprantamas ir žinomas, ar ne? O tik pačiu paskutiniu jau kriterijum gali būti patinka ar nepatinka. Sutiksit? Ir atvirkščiai dabar pas mus. Ne, aš dabar nekalbu kaip yra, aš paskui šnekėsiu kaip yra. Bet tas patinka ar nepatinka turėtų būti paskutinis kriterijus. Jeigu mano 2 pretendentai valstybės vadovai yra vienodi, man tinkam pažiūromis, aš matau, kad jie apgins savo pažiūras, tinka man jų koncepcija, aš matau, kad jis supranta Lietuvos situaciją, moka ją kažkaip įvardinti, ar ne, supranta iššūkius kylančius šiandieną iš pasaulio. Ir jeigu 2 tokie vienodi, tada aš įjungiu emociją, kuris man iš jų dar ir patinka. Nes šiaip jau tas patinka turėtų būti visiškai išimamas, šnekant apie konkretų pareigų, tai yra funkcija. Funkcija. Ir mano supratimu, aš antroji dalykai jau pereisiu prie konkretaus žmogaus, va tada ir pasižiūrėsim, ar nors vienas iš tų kriterijų atitinka. Ir nuo to priklauso, paskui va visą tas Brauno judėjimas jau yra pasiekmė mūsų pasirinkimo padaryto prieš 2-3 metų. Gerai, Rolandai, klausyk, bet dabar mes vienam pokalbį paskutiniam apie bankę, tai viena iš nuomonių buvo, kad tas sprendimas uždaryti buvo priimtas ne Lietuvoje. Na, buvo tam tokia. Jeigu jis priimtas ne Lietuvoje ir duotas įsakymas Lietuvoje, aš įsivaizduoju, kad tas ateina per pirmus asmenis. Jeigu ateina per pirmus asmenis ir žmonės sutinka vykdyti užsienio paliepimus, kurie kenksmingi mūsų ekonomikai, tai atitinka tie asmenys tuos kriterijus užimamų pareigų. Aš ir tiesiu savo liniją, kolegos. Man aš išvardinau kriterijus.
Pirmiausia, pats paprasčiausias konstitucinis kriterijus. 3 metai gyvenimo Lietuvoje. Deja, bet iš 4 prezidentų 2 šito kriterijus netitišo. Šlepelės gal buvo, aišku. Ir pasakyti, kad žmogus, kuris dirba komisaru Briuselyje, pusę metų gyvena Lietuvoje, suprantate, turbūt sutiksit, tai yra visiškai nelogiška. Tai jeigu žmogus, kuris neturi teisės balotiruotis, balotiruojasi, tai ko jūs paskui stebitės, kad aplinka, saugumas, patarėjai įgauna tokį įtaką. Tas žmogus jau a priori iš karto yra silpnas. Jis negalėjo atsirasti šitose pareigose. Taip kaip vienas Amerikoje gyvenęs, taip kaip ir kitas gyvenęs Briuselyje. Toliau. Kita konstitucinė nuostata Lietuvos pilietybė, gal jums skamba keistai, man irgi keistai skambėtų, bet aš čia kurią dieną klausau žinių radiją. Ir ten žmonės dalyvavę diskusijoje įrodinėja, kad šiandienos mūsų valstybės vadovė nepriėmė Lietuvos pilietybės per tą pirmą pusmetį, kai mes visi tos pažymėjimus paėmėme. Aš neturiu savo jokios nuomonės, bet tai buvo pasakyta viešai per žinių radiją, paneigimų aš negirdėjau. Eikim toliau. Dabar. Ar čia kuris nors iš čia sėdinčių ir aš save prie tų priskiriu? Žinom, pavyzdžiui, mūsų valstybės vadovų pažiūras? Ar mes ką nors apie ją girdėjom prieš metų 10-metį? Aš žinau savo politinius oponentus, aš nemėgstu liberalų, sakykime, aš su jais esu politiniam ginče 20 metų, bet mes esame tame ginče. Gi su dabartiniu valstybės vadovu aš negaliu būti jokiam ginče, nes aš nežinau, aš net nežinau, kad toks yra. Suprantat, prie ko aš vedu? O juk vis tik, kada sako valstybės vadovas, tai vesti galima ir liberalia kryptim, ir tautinė kryptim gali. Tai suponuoja visiškai skirtingus veiksmus ir to paties noro atžvilgiu. Jeigu tu esi tautiškai nusiteikęs, tu būsi už komercinio banko valstybinio buvimą. Jeigu tu liberaliai nusiteikęs, tu būsi prieš. O jūs galit pasakyti, kokios pažiūros yra valstybės vadovas? Kas nors galit pasakyti? Kas jis yra? Socialdemokratas, liberalas, kas jis? Tautininkas? Nu, daugelio politinių partijų vadovų kokios partijos. Mes nors žinom per 20 metų kažkiek nors kažką apie juos žinom. Kažką. Suprantat? Vis tiek jie dalyvauja diskusijose, mes juos matėm. Ir aš jums pasakysiu vieną tokį faktą, kuris praslysta šiandieną visuomenės dėmesio. Buvo 3 valstybinės šventės. 16 vasario, kovo 11 ir Mindaugo karūnavimo diena. Tai buvo tos 3 dienos, kada būdavo minėjimai, kada visas elitas politinis susirinkdavo ir visi politiniai priešininkai susirinkdavo į vieną vietą. Ir visą tai tęsiasi 20 metų. Tai buvo jau tam tikra valstybės tradicija. Pirmą kartą prie naujos valstybės vadovės iš 3 valstybinių švenčių 2 yra nebeminimos. Vasario 16 pavirto į tokią labai neaiškę, kažkaip tokia labai formalizuota. Ir mindauginių taip pat nebėra. Kovo 11 matyti irgi nebūtų, bet tas Seimas daro, tai Seimas ir toliau darys. Mano supratimu, tai yra tam tikras atspindys. Aš ką noriu pasakyti, kad šiandieną valstybė vadovauja, mano supratimu, atsitiktinis žmogus. Jis tapo valstybės vadovu tik dėl to, kad pabuvo Briuselį komisaru. Jeigu nebūtų buvęs komisarų Briuselį, nieks nebūtų net svarstęs tokios kandidatūros. Šiandieną paklausus eilinį Lietuvos žmogų, kuris balsuoja ir šiandieną reitingus palaiko, ar jis ką nors žino apie pažiūras, jis nepasakys nieko. Ir dėl to nereikia stebėtis, kad sėdi žmogus toks, kad pareigūnai tie antriniai, tretiniai pasidaro visiškai kitos vertės. Nes jie neturi jokios komandos. Panašiai buvo aukščiausioje taryboje. Kada ministrė pirmininkė buvo užsiėmusi piariniais ginčais su aukščiausios tarybos pirmininku, tai ministrai, vieni, kurie neturėjo iniciatyvos, sėdėjo ir laukė, o kurie turėjo iniciatyvą, darė, ką jie norėjo. Ir aš jau tada sakau, negali ministras daryti, ką nori, jis turi vykdyti tam tikrą planą, bendrą.
O dabar, kadangi nėra iš valstybės vadovo jokio plano, aš negaliu jo apibrėžti, aš nežinau, kur mus veda. O šiandieną pergyvena Europos Sąjunga fundamentalius pasikeitimus, reikia atsakymų, tai yra į dešimtmečius į priekį orientuoti dalykai. Ir čia reikia valstybės vadovo pozicijos. O aš, tarp kitko, Seime pats dalyvis turbūt, kai buvo pirmas metinis pranešimas, tai skambėjo kaip pasityčiojimas. 10 minučių, tai buvo pats trumpiausias valstybės vadovo pranešimas istorijoje. O kodėl jis toks buvo greičiausiai? Aš drįstu išsakyti teiginį, kad nelabai ir yra ką pasakyti. Nes aš abejoju, kad žmogus sulaukęs tokių metų, niekada nemastęs valstybinių mastų, išmestas šitas pozicijas, taiga pradėtų mąstyti šitokiom kategorijom. Nu jeigu tu jau kelis dešimtmečius nemastėjai, nedalyvavai ginčuose, nei prie šito stalo, mes su Vytautu jau nežinau, 20 metų diskutuojam, suprantat? O iš valstybės vadovo pusės aš nieko nesu girdėjęs. Ir dėl to natūraliai pradeda vadovauti paradui patarėjai ir visokios tarnybos, kokios tik jūs norit. Kodėl taip atsitinka? Aš pasilieku dar vieną. Gerai, tvarko, kadangi, Rolandai, kadangi... Ja, na ir aš girdžiu iš kolegų pastoviai tokius žodžius. Vakarai, vakarų demokratija, o vakaruose tai taip. O mano supratimu, vakaruose yra lygiai taip pat. Šiuo metu vyksta grandiozinės bylos Prancūzijoje su šito parfumerijos firmos reikalais. Korupcija ten yra žymiai didesnė negu Lietuvoje, jin yra žymiai rafinuotesnė, ten yra tokios korupcijos rūšys, kurių Lietuvoje dar net nėra. Vidinė insiderinė informacija, fondų biržoje visokios spekulacijos, bet ne apie tai šneka. Aš noriu pasakyti, kad kodėl tokie rinkimai, ir va čia bus rinkimai į Seimą šiemet, ir jie vėl bus tokie patys kaip visada. Todėl, kad demokratija kaip tokia turi vieną prigimtą ydą. Jūs žiūrėkit. 100 kartų sakiau. Demokratija pirmiausia turi būti iš ko rinktis. Būna iš ko rinktis. Bet antras, svarbiausias komponentas. Tas, kuris renkasi, turi suprast, ką jis renkasi. O jūs man imsite įrodinėti, kad tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje eilinis prancūzas supranta, ką jis renkasi. Jisai stebi šiandieną situaciją tiek, kad jis galėtų sužinoti, pavyzdžiui, kad Sirijoje suėmė 14 prancūzų kareivių. Neparodys jam Prancūzijos televizija šitą. Ir jis nesužinos, jis pats neseka tų įvykių. Ir Sarkozy bus priimtas kaip didis kovotojas už Sirijos demokratiją, nors iš tikrųjų viskas yra visai kitaip. Šitą viską reikia turėti omeny. Ir dėl to žmonės kur nukreipia savo dėmesį. Kas patinka, kas nepatinka. Labai lengva yra svarstyti, kas čia kam paskambino, kas atsistatydino, kas neatsistatydino. O mūsų valstybės vadovė pasirašė Europos stabilumo paktą šitą. Jis yra žymiai svarbesnis negu visa tai, ką mes čia šnekame. Mes ką nors apie tai žinom. Mes netokių klausimų nekeliam. Tarp kitko Lenkijoje, o ten ūžia. Ir tas pats Seimas kelia klausimus. Ko tas Sikorskis nori, ką pasirašė, kas čia per siūlymai vokiečiams imtis iniciatyvos. O juk iš esmės yra kūrimas 4. reichas. Taip yra įvardinama, čia ne mano žodžiai. Štai kur yra fundamentalios problemos. Bet žmonės be abejo, tai yra per sudėtinga žmogų. Ir mes nueinam į tokį. Aš nesakau, kad tai nėra svarbu. Tai yra svarbu. Tai yra svarbu. Bet tai vis tiek yra amžinos problemos. Tas ambicijų karas, viduje, ten vis tai bus amžinai. Bet yra fundamentalūs dalykai. Fundamentalūs. Vat Ignalinos uždarimas. Mane tiesiog stebina. Niekas neprieštarauja, kad uždarė Ignaliną ir visi pasibrangino savo gyvenimą. Aš tikėjausi, kad valstybės vadovė turinti ryšį Europai pabandys pratęs šitos elektrinės gyvenimą. Aš dar suprantu, jeigu mes būtume atsisakę atominės energetikos. Kaip vokiečiai dabar, ar ne? Nu, suprantama, yra logika kažkokia. Bet kada mes uždarom veikiančią ir dabar statom kitą, pasibrangindami savo viską. Bet žmonės kažkodėl šitą priima ramiai. O štai dėl garliavos įvykių, kokios aistros, kiekvienas turi savo nuomonę, kiekvienas turi savo sprendimą ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kaip tai svarbu bebūtų, atskiro žmogaus atveju, valstybės mastu, tai visiškai nereikšmingi dalykai.
Bet apie tai diskutuojama, o tai, kas ypatingai svarbu, ir tas pats Snoro atvejas. Nu, aš čia nenoriu gilintis, bet aš esu beveik visiškai tikras, kad su Snoru buvo susidorota. Susidorot buvo galima tik su valstybės vadovo tiesioginiu užsakymu. Kas jam užsakė, aš nežinau, nors turiu šiokių tokių įtarimų. Ir aš ir šitą priimčiau, vat jeigu būtų koncepcija valstybės, tai aš priimčiau ir šitą sprendimą, tas norą uždaryti, kokios priežastys bebūtų. Jeigu iš to būtų padarytas valstybinis komercinis bankas. Ir du iš karto, kitas dar Latvijai būtų atsiradęs. O šiandieną mes esam visiškai, tai yra totalinis Brauno judėjimas. Ir viskas eina iš dažnai sakoma valstybės interesai. O juk net prie šito stalo mes tos interesus tai suprantam skirtingai. Pradėsim aiškintis ir pasirodys, kad labai skirtingai suprantam. Ir kada nėra įžodinta aiškiai, kokius interesus suvokia valstybės vadovas, kaip jis suvokia tos interesus, aš net nežinau, apie ką diskutuoti. Ir tas amžinas Brauno judėjimas, o kodėl reitingai? Sakai, patinka žmonėms griežtumas, patinka. Bet Lukašenkos griežtumas kuo skiriasi nuo prezidentės griežtumo? Patinka ar nepatinka, bet Lukašenka turi konceptą valstybės. Ir jo griežtumas yra nukreiptas to koncepto įgyvendinimui. Ar jis tinkamas ar nėra, kitas klausimas. Bet jis turi aiškę logiką, kurią vykdo pastarosius 14 metų. Ir jis duoda savo rezultatus ten jam. Ten šiandien yra gamyklos funkcionuojančios, žemės ūkis funkcionuojantis ir taip toliau. Ir aš matau, kaip jau nepatenkintas Vytautas. Ne, truputį jokinga. Apie ką ir šneka. O dėja mūsų valstybės vadovo griežtumas yra tiesiog nukreiptas į tokius atskirus atvejus. Nu, tą žmogų atleido, kodėl atleido. Nesuprantu. O kas žmonėms patinka, aš baigsiu savo monologą tokiu sakiniu. Kuo mažiau mastai, tuo daugiau bendraminčių.